Labai įdomu, iš tikrųjų, jūs Marija ir gyvenote Panemunėje, pati šitame name ir vis tiek turit vaikystės įspūdžių. Kaip čia jums sekėsi gyventi, kaip po šilą lakstyti su vaikais, nežinau, žaisti kažkokius tai žaidimus ir, nežinau, ar tą ardeko jūs irgi pamilote, nežinau, vaikystėj ar paauglystėj, ar atėjo subrendus. Man asmeniškai pačiam tai tas ardeko jisai atėjo jau daug vėliau, man jau truputėlį įgavus patirties gyvenimiškos, aš pamačiau tą grožį visą, nes anksčiau aš jo nelabai vertindavau to dalyko. Kaip pas jūs prasidėjo ta, nežinau, meilė ardeko arba visą tai, ką mes čia matome sukurta? Taip, tai šitai vilai meilė gimė, kai buvau labai maža. Tiesiog jinai buvo galbūt kažkiek apleista, nes, kaip tarybiniais laikais nelabai ten buvo investuojama ar dar kažkas tai tokio. Mano tėtis dar buvo, žinot, tarybiniais laikais mėgdavo biškį pakaupti, žinot, tai biškį ten, tai čia apstatyta. Mano mama, jinai iš nieko kurdavo grožį. Ir aš žiūrėdavau šitą vilą ir tą grožį kaip ir išmokau galbūt iš mamos. Bet man vis trūko tos mano tėtis, jis ten už biškį apleid, nepadažyta, nesutvarkyta. Ir aš tiesiog nuo mažens galvojau, kažkokį gimė pas man labai tas stiprus noras ją padaryti, kažkaip kaip kažkokį žmogų, visada kad jinai vieną dieną bus vėl tokia graži ir mylima, nes iš tikrųjų ir gimsta ta visa istorija nuo mūsų prosenelių, kada jie nusipirko šitą namą ir kaip mano prosenelė jį įsimylėjo šitą namą tik pamačiusi. Ir iš jų net tų vertybių, nes mano prosenelis, jie buvo, kaip sakyti, Lietuvos mylėtojai ir už laisvę, ir už meilę, ir jie ir čia vaikam mažiem padėjo. Nes Panemunė kaip irgi Jo, nes čia buvo kaip ir karininkų buvo taip rajonas. Karo mokykla. Taip. Ir čia tada tie visi karininkai turėjo tas vilas. Šiaip mano proseneliai, jie neturtingi buvo, bet jie buvo abu labai darbštus. Taip. Ir jie dirbdami nusipirko šitą namą iš banko, nes bankas buvo paėmęs iš miškininko, kuris jį pastatė iš labai gerų rąstų. Bet matytis ten ar bankrutavo, ar kas ten buvo, žodžiu, kad jie turėjo pardavinėti ir jinai atvažiavo pirkti tos vilos, kaip pamatėte, sakysim, mylėjo jinai tą vilą. Taip. Jinai buvo truputį kitokia, nes jinai buvo vieno aukšto su mansarda. Sakykime, antro aukšto dešinė ir kairė pusė buvo pastatyta vėliau. Bet, žodžiu, jinai atvažiavo pirkti tos vilos ir ten ta šeimininkė, to miškininko žmona tai verkė, nes jie tai buvo įsimylėję šitą namą. Bet jiem ten su pinigais kažkas buvo, ir, žodžiu, jinai pagalėjo, nepirko, bet po to bankas vėl, žodžiu, jį paėmė iš jų ir daug kaip pardavinėjo, daug brangiau, jie vis dėlto nusipirko. Ir gimsta čia ta jų meilės istorija, jinai gimus anksčiau, bet jinai toliau dvi dukros ir čia ta tokia, ta vila, mums ta istorija visa asocijuojasi su tom vertybėm ir kaip jie čia vienas dėl kito, visa istorija yra, kaip jį suėmė rusai ir kaip jinai neišvažiavo, galėjo irgi pabėgti, nes irgi galėjo išvesti ir taip toliau. Tai, žodžiu, ir aš nuo mažens tą kažkaip įsimylėjau, mano tėtis labai mylėjo šitą vilą, jis tiesiog buvo užsiciklinęs ir galbūt man ta irgi ta kartu ta tokia užfiksacija. Tiesiog po to nebuvo galimybių ir, aišku, po to mūsų mano šeimos istorija čia tokia buvo biški negatyviai, čia bardakai buvo, žodžiu. Ir man būtent norėsi ją ir kartu išvalyti ir grįžti į tą pradinę tokią stadiją, kada jinai gimė su ta meilė, šitą vilą. Ir aš gyvenau, nešiausi tokį, kaip pasakyti, svajonę viduje savęs ir galvau, kažkada. Ir jūsų močiutė gyveno, kiek žinau, antram aukšte ir jinai buvo gal daugiausiai išlaikiusi tą ardeko stilistiką savo bute. Šitas namas buvo padalintas į dvi dalis. Tai pirmame aukšte ir ten su priestatu, anksčiau buvo pradžioje medinis priestatas originalus, bet po to į 90 metais mano tėtis jį perstatė iš plytų, bet, žodžiu, ten galvojo dar antrą aukštą daryti, tai jį ten nedabaigė, žodžiu, ir jisai ten pradėjo pelyti, šalti ir taip toliau. Tai po to rekonstrukcijos metu mes jį nugriovėm, nes ir tiek prisiminimai, tiek visokie pelėsiai ir taip toliau man
kažkaip aš myliau būtent šitą medinę tą vilą. Ir jeigu atstatyčiau, tai geriau iš medžio šią atstatyčiau tą dalį. Nors idėja buvo daryti žiemos sodą ar kažką panašaus, finale liko kaip pavėsinė. Kaip terasa, bet jinai išlaiko tą struktūrą visą to buvusio priestato. Taip. Ir tai, kai sakau, buvo 2 butai, tai mes pirmam aukšte gyvenome nepilnai, o mano močiutė buvo įėjimas čionai dabar, kur dabar pagrindinis įėjimas ten buvo jos, ir antram aukšte gyveno. Tai pas mus apačioj buvo senoviniai baldai, bet jie tokie daugiau tautiški baldai, bet jie irgi yra iš mūsų šeimos. Jie yra iš mano prosenelės sesers, kuri buvo kaip antra mama mano tėčiui, ir jinai išmirdama padovanojo, ir jinai šitas lempas Art Deco padovanojo. Vieną ir antrą tos senovinę stalą, senovinę madiją, daują, žodžiu, o antram aukšte buvo mano močiutės butas. Ir jisai buvo labai gražus ir labai šviesus, nes jis yra tokius didelius langus ir buvo šitie visi baldai, tie visi Art Deco, ir viskas padaryta paprastai, bet su tokiu skoniu, nes jinai turėjo labai gerą skonį ir jinai ten priimdavo ir svečius, ir buvo ten ir palmės, ir augalai, ir tokia didžiulis medis, tokia pušista, kaip jinai vadinasi, tokia, naminė jinai ta tokia, kur, ta eglutė, tokia kaip eglutė. Jinai buvo didžiulė 3 metrų, sako, namuose neužaugo daugiau negu 2 metrai, bet pas mus buvo jinai virš 3. Labai gera aura, matyti, buvo pas močiutę. Tai jinai labai mylėjo tos augalus, ir užtat aš ir dar įdėjau dabar palmių biškį, nes man vis primena ir aš vis ieškau to atkartojimo kažkokio tai to senovinio. Ir pas močiutę buvo būtent šitie baldai. Šitie būtent, kur mes sėdėm. Šitie būtent. Puikus baldai, iš tikrųjų, aš atkreipiau dėmesį, nes baldai tikrai yra daryti jau meistro, tai nėra daryti pramoniniu būdu, kad yra tokie vienetiniai baldai. Taip. Dabar apie patį restauravimą truputėlį norėjau paklausti, kada jau pradėjot namą, nusprendėte restauruoti, nekilo tokia mintis, kad viską nugriauti ir statyti ne medinį namą, o mūrinį. Kaip dabar paplitę, čia pas kaimynus kur nors. Ta prasme, nuo mažens, kadangi neturėjau dar tos kultūros iš esmės architektūros, ta prasme, aš visada dailę nuo pat mažens lankiau skulptūrą, bet neturėjau tos realios kultūros iš architektūrinės pusės. Tai mano svajonėse, kurios kartojasi daug kartų labai, taip, kaip pasakyti, įkyriai, tai buvo ir tokių idėjų, kad kažkada, kai mažesnė buvau, nugriauti dar kažką. Tai. Bet atsimenu, kažkada tėtis man pasakė, šitą namą negalvokit net nugriauti, tik per mano lavoną. Ir kažkaip tai, man tie žodžiai įstrigo ir aš kažkaip pradėjau žiūrėti iš kitos pusės. Bet aš taip galvoju, kad ir gerai, kad aš anksčiau nerestauravau, nes tikriausiai reikia turėti tam tikros kultūros. Ir aš po to išvažiavau mokytis, aš Kaune mokiausi dailės institute, architektūrą Italijoje, po to, žodžiu, aš Milane baigiau. Ir aš po to supratau, kad kartais, kai atrodo, nori kažką padaryti, bet nepavyksta, tai ne visada reiškia, kad tai yra blogai. Nes iš tikrųjų galbūt kažkoks turi būti apsaugojimas, turėjo būti apsaugojimas, kol ateina tas supratimas. Ir, žodžiu, ir gavosi taip, kad po to liko mirė mano močiutė. Mano brolis pradėjo išparceliuoti ant tos viršui daiktus, jis ėjo jos butą gyventi. Ir ačiū Dievui, kad mano mama čia gyveno pačioj. Ir jis tos visus Art Deco baldus sugrūdo čia. Nes jeigu ne mano mama, tai jisai būtų jos išmetęs. Tai mano mama juos čia susikrovė ir atsidavė, sakydavo, kaip čia dabar gražu. Ir ypatingai tas lempas, nors jos yra Art Deco, bet jos pas mus visą laiką buvo. Tai tas butas, vis dėlto tas namas, jis visada buvo toks maišytas tiek antram aukšte, tiek pirmam. Ir jinai jas labai saugojo, visus ties stiklus jinai išsaugojo. Tiesiog buvo, kaip pasakyti, pamišusi jinai dėl to saugojimo. Jinai buvo tokios artistiškos sielos. Tai žodžiu, ir po to, kaip mirė mano mama, mano brolis irgi ten išvažiavo dirbti, užsienį, taip toliau. Ir liko tas namas tuščias. Ir kažką su reikia daryti, nes tu negali palikti to namo tuščio, jisai, ta prasme, tu jį turi šildyti. Tai pradėjo mano ten tėtis jį ten šildyti visokiam dujom ir vieną kambarį šildo, kito nešildo, tai pradėjo ten rėkti. Man tada panika, galvoju, ne viskas.
reikia kažką daryti. Ir taip gavosi, kad sugebėjau susiplanuoti ir kaip aš jį taip pat pradėjau realiai galvoti, kaip man jį dabar restauruoti. Kokia koncepcija pačio? Tai pirmoji koncepcija buvo medinis namas, darom kaip senais laikais mediniai langai, dedam iš vidaus, kaip tik buvo atėjus tik į Lietuvą dar tam mada ten tos visos medinės plokštės vietoj gipso. Ekologijos mada ta visa. Jo, molinis tinkas, iš viršau, iš lauko pusės šildyti, ten ta ekovata. Ir, žodžiu, aš susiradau meistrą, kuris vienas meistras darė visą išorę, tą visą struktūrą, visą karkasą. Ir, žodžiu, ir dabar pradėjom skaičiuoti. Taip. Nes esmė buvo, kad kadangi aš gyvenu užsienyje, buvo esmė tokia, kad nusimatėm biudžetą, į kurį reikia tilpti tą biudžetą ir žodžiu, ir kitaip neapsimoka restauruoti, nes, ta prasme, aš neįsiu gyventi, jeigu, sakykime, aš čia eičiau gyventi, tai būtų vienas reikalas, kai tu gali, o aš jį dariau tiesiog iš savo svajonės išpildymo ir iš pagarbos savo seneliam ir tiesiog, kad tai mūsų namas, kuriame mano šeima gyvena beveik 100 metų. Iš kelių metų tai bus beveik 100 metų ir tiesiog ta meilė ir tėtis ir mano, ir žodžiu, kaip man meistras paskambino ir sako, pradėjau skaičiuoti. Kiek ten tų nulių prisidėjo? Tai sako, žinai, prieš pradedant, sako, žinai, iš tau taip sakau, gipsas kvadratinis metras medžiaga kainuoja ten ar tu tada kainavo ar 3 eurai kvadratas. Sako, o va šitos medžiagos, tik tai tos plokštės 10. Taip. Plius ten visokie tinkai, taip toliau. Sakau, okei. Po to mes vėl skaičiavam langus. Tai jau ten tokie sudalinimai šitais, kad tie medinukai, viskas medinis. Kur jau dabar dėsim plasmasinius langus mes į namą. Žinokit, kaip paskaičiavo, tai tenai 4/4 biudžeto. Net dar šitų langų daug. Tai tada ką reikėjo eiti kažkokį kompromisą. Tai teko dėti langus su skirtukais, bet, sakykime, plasmasiniai, bet bent jau iš išorės sugebėjau dėti, kad būtų struktūra medžio. Ir ieškojom kažkokio kompromiso visame kame ir kad tiesiog tai būtų, ir kaip gimė ta stilistika viduje. Tiesiog buvo čia tie baldai ir dabartis, aišku, kaip čia liko tas namas, tai čia buvo visko, čia ir šiukšlių, ir čia kaip senais laikais, kaip kiekvienas medinis namas, jo kaupta, dar mano tėtis kaupikas. Tai čia... Sovietmetis, daiktų nėra, reikia saugoti. Jo, mes čia 30 konteinerių išvežėme, šiukšlių ir taip toliau. Tai žodžiu, nes ten dar Rusiai pas mus visokie nuo senų laikų, ten katakombos ir taip toliau visi iki lubų prikrauti. Ir žodžiu, tada reikėjo galvoti, kaip aš darysiu tą interjerą. Ir aš pas man tai yra ta meilė, tokia išlikus mano tas močiutės butas. Ir netgi mes tą paskutinį kambarį sudalinom galbūt kažkiek nepatogiai, bet kadangi viršui buvo močiutės tas salionas su tais 3 langais, tai aš tiesiog turėjau tam kambarį palikti tenai tuos 3 langus, nes jie ten tie 3 langai turi būti. Ir į pirmam aukšte dadėjom irgi čia dar tuos pačius didžiulius langus, bet palikom čia 2, ne 3, nes jie bet kuriuo atveju vis tiek aukštesni dar gavosi, nes, labai faniškus tikrai langai vasarą, tik tai, kad jau po to į pietų pusę būna sudėtinga. Žodžiu, bet norėjom atkurti būtent tą saliono, tą idėją, tą senovinę, tos močiutės, tą prisiminimą, kaip jinai sėdi ant šitų baldų ir kavą geria iš senovinių savo art deco visų podukų, kurie ten yra jos ir sudėti pas mus čia lentynose ir kaip jinai padeda tą šaukštuką, kaip jinai svečiam, kaip senoviai tiesiog tas toksai kaip pasakyti, mandagumas toksai. Užtat gimė ta idėja art deco. Bet kadangi aš nenorėjau atkurti kažkokio senovinio. Taip. Ir tai ne mano netgi indoliai, kaip pasakyti, nes man nepatinka daryti kažką, kas egzistuoja, man patinka kurti. Užtat aš paimiau tą art deco, labai daug ieškojau, įsikvėpiau į prancūzų interjero architektą, labai daug įsikvėpiau jį, jisai
Jisai ne tik art deko daro, jisai šiaip maišo naujovę senovę. Vienas iš svarbiausių paskutinių laikmačių dizainerių. Denio, nežinau. Man atrodo, žiūrovams būtų įdomu išgirsti, iš tikrųjų pasigūglinti, pasižiūrėti Instagram ar Pinterest, ką jisai daro tokio. Jūs vis tiek esate architektė, interjero architektė ir norėjau truputėlį paklausti jūsų irgi, sakykime, gyvenate apie 20 metų Italijoje ir, sakykime, Italui, kaip atrodo jo toj savimoniai, ta prasme, lietuviška medinė vila. Ar yra kažkoksai toksai išskirtinumas tos medinės vilos? Kaip pat italai atvažiavę čia, kas jiems patinka, kas nepatinka. Mes jau kažkaip esame pripratę prie to vaizdo bendro, bet ką jie labiausiai vertina? Ar jiems dar kažkokį tai įspūdį, ar tai toks lietuviškas ta medinė kontekstas? architektūra yra toks labai tolimas dalykas, kadangi Italijoje vieninteliai mediniai namai tai yra kalnuose. Nes pas juos yra visi akmeniniai, cementiniai, tai jie kaip ir jam toksai truputį iš tikrųjų svetimas dalykas. Ir netgi art deko pas juos yra toks pakankamai maišytas jisai, toks labai neaiškus, čiut, sakykime, žiūri tos, nes aš vis domiuosi tuo art deko ir tiesiog žiūri tos, pavyzdžiui, baldus senovinius. Ir niekad man nekyla ranka jų nusipirkti, nes jie yra tokie labai daug influencijos turi iš tų kitų jų labai stiprių, kaip pasakyti, architektūrinių stilių. Ir daugiau galbūt art nouveau. Mano meiliai tai labai patiko šitą vilą, bet vis tiek jam toksai labai keistas tas dalykas, tas medinės vilos. Ką aš galiu pastebėti, kad italai ir lietuviai yra labai skirtingas mentalitetas. Pavyzdžiui, italai, jeigu eina gyventi į senovinius namus, jie, sakykime, restauruoja moderniai, bet niekam nekyla ranka lyginti sienų kaip gipso kartonas. Ta prasme, jie įsidės, sakykime, jungtukus ten pačius, šustriausius, ten kur kainuoja, nežinau, 300 eurų, susidės dizaino lempas, pasidarys naujas grindis, bet niekam nekils, net idėjo ten kokią lemputę eiti žiūrėti ir ten tos sienos lygos, nes tai yra istorijos dalis. Tai yra istorijos dalis ir netgi tos grindis, jie ten tas molinės grindis, jie išėma apvalo, bet niekas ten eina, sakykime, tų tarpelių su kažkokiu silikonu uždaryti, kad ten, o Dieve, įkrist kažkoks tai burdelis. Tai kažkokia laisvė. Psichologinė laisvė iš tos. Italijai tas yra paveldas, nepasakykime, kad kiekvienam žingsnė galima sutikti. Taip, jie tą paveldą priema tokį kaip neidealų, kaip kažkokį ne fabrikinį variantą, bet kad tas pats neligumas, jisai jau yra meno dalis. Ir būtent tas įbrėžimas, jisai reiškia kažką. Tai jisai, tas neligumas, jisai reiškia kažkokią istoriją. Ir aišku, ten tikrai yra labai daug istorijos, tai mes Lietuvoje tos istorijos graibstom po truputėlį ir stengiamės tiesiog ją visą išsirpti, nes Italijos taip daug, tai taip tiesiog ore laksto, tai visiems nėra tokia svarbi kaip pas mus. Ir tas yra toks labai didelis skirtumas, kad mes ją tiesiog sirbėm. Tai esmė, kad būtent kontrastas, tai yra kontrastas, nes pats baldas jisai yra art deko, jisai yra kaip skulptūra. Jis yra padaryta skulptūra. Tam baldui reikia erdvės ir reikia ypatingai tom mediniam detalėm, jiem reikia neutralaus fono. Tai yra toksai kaip ir, nes tai yra reali skulptūra, kuriai kaip muziejuje jį reikia pastatyti neutraliam fone. Bet jisai irgi vienas neturi būti, nes jisai visada turi turėti kompaniją, nes jie turi ryštis tarpusavėje. Ir tai užtat buvo galbūt tie visi minkštos dalis, tos minkštos dalis tiesiog jos buvo šviesiai darytos, dekoratyviai, bet šviesiai. Rinkausi šitas grindis, nes jos duoda kontrastą. Jos duoda kontrastą tarp to seno ir naujo, nes tas modernumas ir senas baldas, tas senas baldas jisai kaip iškyla tam minimalizme. Grindys tokios turi galerijos įspūdžio truputėlį. Taip, būtent kaip sakau, ta idėja. Skulptūrą pastatyti, meno kūrinį pastatyti. Taip,
Bet sakau labai atsargiai, kad jai tos erdvės užtektų, nes jau po to būni, jeigu čiut perkrauni ir iš karto jaučiasi, kad, nes tas stilius gali tave biški uždusinti. Tai va, ir po to, sakykime, to modernizmo įdėjau su tom auksiniam visais dekoriukais ir tai jau kaip mes čia darėm ir dažėm, aš jau meistrui sakau, dažyk auksiniai. Jeigu bus gerai, tai bus arba labai gerai, arba labai blogai. Rizikavo truputį. Esmė, kad šitas stilius, tai gaunasi, eklektika, nes, aišku, čia yra ne vien tik art deco baldai, nes kaip senoviai būdavo tas neegzistavo vien tik art deco. Man patinka iš tikrųjų jūsų irgi tas sprendimas, kad būtų ne vien tik tai art deco kažkoks stilius, bet išlaikytas, sakykime, art deco vis tiek buvo ir tas postmodernas, ir sovietinis tas modernizmas, tie daiktai, kurie buvo šitame name, tai jie yra, ta istorija visa žymė. Matome virš židinio irgi iš vario iškaltas bareljefas arba skulptūrėlė 70 metų virš židinio padėta, kad jos, ta istorija vis tiek buvo ne tik tarpukaris, bet iki šių dienų ir tie gražiausi daiktai yra išlaikyti. Ir suprantu, kad labai yra vis dėlto ta eklektika, tai yra sunkus uždavinys, kad suderinti jį. Kaip turim minimalizmą, kelias spalvas, tai daug kas gali suderinti. Aš tokį pavyzdį duodu, kaip tik tai geras tapytojas iš tikrųjų gali nutapyti su daug spalvų, padaryti tą meistrystę. Tai va čia irgi, manau, kad reikėjo tokios jūsų architekto meistrystės, kad suderinti viską daug. Jo, iš tikrųjų taip. Buvo, pavyzdžiui, kad aš po to pabaigus kažką truputį keičiau, nes kad eklektika yra tikrai labai sudėtingas, nes tau arba gaunasi labai gerai, arba gaunasi labai blogai. Ir tu praktiškai negali netgi to numatyti. Ir net iš, projektavimo erdvės, su tom visom vizualizacijom 3D, tu negali netgi atkurti tų visų tokių baldų ir netgi tos vizijos. Tai tu esmė, ta eklektika eina, realiai tu darai iš praktikos čia ir dabar. Tu kažkokią truputėlį plius minus mintį nusistatai ir po to turi žiūrėti vietoje, nes kartais kas atrodo tenai kokiam 3D ar kažkokiam, po to realiai netitinka ir toksai čia yra grinai labai subtili kompozicija, kaip kokių gėlių kompozicija, kuri tikrai yra nelengvas uždavinys. Ir kitas dalykas, kaip sakei, visi laikmečiai, nes, iš esmės, ta art deco yra kažkoks laikmetis, bet tai, šeima, kuri gyvena ir kuri, pavyzdžiui, turėjo baldus tautinių baldų, kurie yra labai, labai seni ir po to stalas ir, sakykime, indauja ir po to jie gyvendami ateina tada tas art deco stilius, tada jie vėl nusiperka tada, sakykime, tuos baldus, po to vėl ateina, sakykime, vėl tarybiniai laikai, vėl ateina 50-ieji, vėl ateina 60-ieji, vėl įsigyja kažkokį staliuką. Vėl po to, tai ta visa... Kas įdomiausia iš tikrųjų, kad ir tarpukario tas pats būdavo, ta prasme tikrai būdavo ir istorizmo, ir tautiniai stiliai, art deco toksai jau kaip buvo, kaip naujadaras jau visiškai. Ir tikrai nebuvo, ta prasme, bute, kad būtų vien tik tai art deco baldai, tenai kažkoks ateini naują būtą ir dominavo ir visą tai, kas palikimas likęsis. Tai padaryti būtą, kuris yra tik art deco, tai galėjo būti kaip dabar. Žmogus pasiėmė žemės sklypą, pasistatė naują namą ir tuo vienu stiliumi padarė visą namą. Su dizaineriu, kuris kiekvieną detalę nupirko taip. Naujus nupirko. Jo, tai galbūt tokie dalykai buvo daugiau kažkur užsienį dideliuose miestuose, kur, sakykime, pastato naują namą, buvo kaip tik art deco, sakykime, laikotarpis. Ir ten kažkoks turtinga šeima ir tada visą būtą su kokiu dizaineriu paėmė ir padarė. Bet realiai žmonės paprasti, tai negalėjo būti. Žinokit, jūs labai teisi esate, ypač Lietuvoje, kada, sakykime, žmogus jau sugebėdavo pasamdyti architektą, kad suprojektuotų jam namą, tai ir labai retas, kuris galėdavo sau leisti pasisamdyti architektą, kad ir interjerą sustatytų. O ypač dar žmogus irgi jaučia, kas jam yra gražu. Dar irgi nepasitikė architektu. Tai dėl to mes ir matome tą modernizmą eksterjerę, tikras modernizmas, o viduje jau būdavo, tiesiog, kas žmogui patinka. Tokie keli tik išskirtiniai pavyzdžiai galėtų būti, kur buvo jau interjeras supirktas naujas, kaip jūs manote, koks nors Vailokaičio namas, arba jau magnatų, arba
Milane turim pavyzdį, kas man labai patinka, Villa Neke Campilio. Tai, netoli gyvenu. Super, aš atvažiuosiu pas svečius kažkada, tai Gerai, galėsim kartu nueiti pasimėgauti tą vilą. Aš iš mano svajonės dar kartą važiuoti ir apžiūrėti vėl naujai, nes visą laiką kažką pamatai naujo, kas tau yra įdomu. Taip, aišku, ta vila pačiam centre su baseinu, tai jau ten labai turtingi turėjo būti žmonės, kad tais laikais pasidaryti tokią vilą. Pro šalį biškį iš tikrųjų bet irgi buvo toks variantas, kad kažkada ten buvo irgi, supirkta viskas naujai 34 dešimtmečio, bet jau vėliau kažkaip ten tos gyventojai nusprendė, kad reikia jiems ir to rokoko, to baroko truputėlį, tai pakeitė tos kambarius, padarė tokios irgi, žmonėms tiesiog kaip jam patinka daugiau. Taip, tie stiliai iš esmės jie kaip ir šokinėja, jie keičiasi, kaip ir šiais laikais, tai dabar, pažiūrėjau, tas modernizmas, visi tą modernizmą daro, po to vėl kažkiek vėl keisis, sakykime, eklektika buvo pastaruosius porą metų, labai buvo stipri eklektika, o dabar, kai dažniausiai po tokio stiliaus tada ateina visiškas minimalizmas ir ten baltos ir kreminės spalvos, šviesi rudos, kur visos interjeras visiškai beveik viena spalva. Tai kaip ir tos šokinė, tai Art Deco iš esmės tai viena iš tų stilistikų, kuri tiesiog praėjo mūsų istorijoje, bet tik tiek, kad, kaip pasakyti, vieni stiliai užsilieka ilgiau, kiti mažiau, vieni daugiau lieka, kaip pasakyti, mūsų atmintie. Art Deco kodėl lieka mūsų atmintie? Nes Art Deco labai skulptūrinis tas stilius. Jisai toksai, ne kiekvienas jį galėjo sukurti, nes tai nereiškia, kad paim padaryti kažkokią baltą sofą. Tai vadinasi, kad būtent yra tokia stilistika, toks išdirbtas medis ir tie visi dekorai, kaip pasakyti, grafika ta tokia netgi. Tai jinai tokia labai jau artistiška ir stipri. Netgi neoklasikinis yra daug paprastesnis stilius pakartoti negu Art Deco. Aš asmeniškai irgi pamilau Art Deco per jo monumentalumą, kadangi pats irgi skulptorius, esu dailės akademijoje baigęs skulptūrą, tai man tas daiktas yra kaip skulptūra, aš žaviuosi juo iš tikrųjų. Tai labai mes panašiai mąstom ir aš labai grožiai vertinu, jūs labai grožiai vertinat ir smagu kalbėtis. Bet gal galėsim dabar truputėlį ir apžiūrėti jūsų įrengtą interjerą. Prašom.